Sveiki, mėly klausytojai, įsijungę tinklalaidžių ciklą Žalieji pokalbiai. Su jumis sveikinuosi aš, tinklalaidės vedėja Rugilė Matusevičiūtė. Šiuo epizodu kalbėsime apie tvarų ūkininkavimą. Kaip rodo 2024 m. Lietuvos nacionalinės šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitos duomenys, mūsų šalyje daugiausiai šiltnamio efektą sukeliančių dujų sudarė transporto, energetikos bei žemės ūkio sektoriai. Jeigu konkrečiau, tai transporto sektoriuje susidarė 31,2%, šiltnamio efektą sukeliančių dujų energetikos 29,8%, o žemės ūkio sektorija 22%. Siekiant sumažinti šių dujų kiekį transporto sektorija, tam, žinoma, turi įtakos ir žemės ūkis. Todėl ir čia yra numatoma įvairių priemonių ir pokyčių. Vienas iš jų tai beariminių technologijų skatinimas žemės ūkyje. Kaip Lietuvoje skatinama neariminė žemdirbystė, su kokiais didžiausiais iššūkiais susiduria ūkininkai norėdami įvaldyti neariminį ūkininkavimą, apskritai kodėl yra svarbu sveikas ir tvarus dirvožemis, apie tai šiandien ir pasikalbėsime su Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio inžinerijos ir saugos katedros vedėju profesoriumi Egidijumi Šarauskiu. Sveiki, Egidijau. Sveiki. Taip pat Žemės ūkio ministerijos augalininkystės ir žaliųjų technologijų skyriaus patarėju Zigmu Medingiu. Sveiki, Zigmai. Labadiena. Ir su Lietuvos neariminės tausojamosios žemdirbystės asociacijos vadovu Tautvydu Beinoru. Sveiki, Tautvydai. Sveiki. Tai pačiai pradžiai aš jau šiek tiek užsiminiau pristatymę, kad norisi pakalbėti ir apie patį dirvožemį, kodėl jį yra svarbu saugoti. Ir man labai patiko, prieš laidą minėjau, kad mano viena mėgstamiausių knygų yra Regenesis, būtent apie dirvožemį, Džordžo Monbijoto parašyta knyga. Ir jis toje knygoje sako, kad labai daug žmonių į dirvožemį žiūri kaip tiesiog purvą po mūsų kojomis, bet tai yra iš tiesų daug daugiau, tai ne tik purvas, tai yra tai, kame slypi visa mūsų gyvybė ir iš tiesų dirvožemyje skaičiuojama, kad yra netgi daugiau gyvybės negu Amazonės miškuose. Tame net pirmame sluoksnėje galima suskaičiuoti tiek įvairių organizmų, ar ne? Tai galbūt ir norisi pradėti apie tai pasikalbėti, būtent galbūt Egidijau nuo jūsų pradėkime. Gal galite papasakoti, kodėl yra svarbus sveikas tas dirvožemis ir kas tame dirvožemyje slypi, kad tai nėra tik tai purvas po mūsų kojomis? Dirvožemis tai aišku yra labai svarbus visais aspektais. Tai tas terminas dabar pradėtas sveikas dirvožemis naudoti, tai susijęs su tuo, kad sveikas dirvožemis, sveikas maistas, sveikas žmogus. Tai visą tą sudėjus, tai reikia pradėti nuo pradžių. Tai pradžia tai ir yra dirvožemis. Jeigu mes jį neturėsim sveiko, tai kas seka toliau? Toliau seka maistas ir toliau seka žmogus. Tai visą tą seką reikia mums išlaikyti. O kad sveikas dirvožemis būtų, tai mes turim prisidėti prie to, kad mes jam nekenkti. Ir viena iš tų technologijų, arba, sakysim, viena iš pagrindinių technologijų, kad mes tą dirvožemį turėtume mažiau veikti, ypatingai mechaninėmis priemonėmis. Tai aišku, mechaninės priemonės, cheminės priemonės ir taip toliau, bet jeigu šiandien kalbam apie beariminį žemės dirbimą, tai aišku, mechaninės priemonės jos labai stipriai gali paveikti tiek fizinės savybės, tiek cheminės savybės, tiek dirvožemio derlingumą, tiek sumažinti humusą, tiek padidinti degradaciją. Žodžiu, tų veiksnių tikrai yra labai daug. O kai mes mažinam dirvožemio derlingumą, tai logiškai mes tada prisidam prie to, kad mes turėsim ir galbūt prastesnį maistą ir galbūt jo mažiau, o kadangi pasaulyje gyventojų skaičius didėja, maisto reikia daugiau, tai lyg tai gaunasi atvirkštinis variantas. Tai gal. Zigmai, galbūt jūs galėtumėte papildyti, kaip galėtume apibūdinti, kas yra sveikas dirvožemis, kokie yra sveiko dirvožemio bruožai ir galbūt kokios būtent technologijų taikymas ar kiti kenksmingi procesai vis dėlto kenkia tam dirvožemiui ir kas tada su juo nutinka? Dėkoju už tą klausimą, bet netgi sakyčiau, nesimčiau vaidmens įvardinti konkrečių kriterijų, kurie nustato dirvožemio sveikatą. Čia tik galim, kaip ir bičiulis Egidijus minėjo, apie visą spektrą veiksnių, kurie gali pasakyti, kad mūsų naudojimas dirvožemio yra tas, kuris nekenkia mums patiems. Ir kaip bebūtų keista, kad kartais naudojant labai gražius žodžius, kaip antai žalioji revoliucija, kuri vyko prieš gerą
vos ne daugiau negu 50 metų, tai buvo per tą žalią revoliuciją įskiepyta netinkama ūkininkavimo forma, naudojant chemikalus ir darant didžiulį poveikį pačiam dirvožemiui. Darydami patys savo žalą, mes pradiniu momentu gavome gerą derlių, bet po to, tiesiog paveikus dirvožemio organizmus, kurie mums yra gyvybiškai svarbus ir kurie kuria paties augalo arba produkto, tarkim, galutinio, visą maistinę vertę, mes buvom sunaikinę. Ir ką reiškia, kai priimi, ne iki galo išmąstytus sprendimus ir kurie daro ilgalaikį poveikį mūsų gyvenimui. Tai dabar mes irgi turim būti labai atsakingi, kai kalbam apie dirvožemį, kad ir taikytumėm patikrintus jau metodus, kad pirmiausia atkurti tą dirvožemį. Ir antras, ko gero, etapas yra palaikyti dirvožemio sveikatą ir nesiekiant didžiausio derliaus, bet iš vieno žemės plotelio gaunant geriausios pridėtinės vertės arba maistingos medžiagos kiekį. Tai aš džiaugiuosi, kad tas pokrypis pagaliau įvyko ir Žemės ūkio ministerija yra parengusi tvaraus dirvožemio naudojimo planą, kuris apima ir analizę dirvožemio kokybinių parametrų, ir mokslinių tyrimų spektrą, ir rizikos valdymo elementus, pirmiausia siekiant išsiaiškinti, kur yra ir kuo yra užterštas dirvožemis, jeigu tokie užteršimai vykia, ir netgi švietimo sritis taip pat paliečiama. Tai visas tas komponentų spektras tikimės padės mums tiesiog atkurti dirvožemį. Ačiū. Tautvydai, jūs atstovaujate Neariminės tausojamosios žemdirbystės asociaciją, esate jos vadovas. Pirmiausia, man norisi klausti, kaip jūs atradote šitą temą, kodėl būtent pasirinko tą tausojamąją žemdirbystę, kas iš viso yra ta tausojamoji žemdirbystė. Aišku, tuoj pereisime ir didžiausią fokusą dėsime būtent tai neariminiai žemdirbystei, bet kodėl yra svarbu tausoti dirvožemį ir kaip jūs šitą temą atradote savo karjeroje ir veikloje? Ačiū. Aš truputuką iš toliau gal ateisiu. Žemės ūkėje gamyboje tiesiogiai 30 metų pradirbau. Vienoje iš didžiausių įmonių tuo metu Lietuvoje. Ir palaipsniui tas požiūris į dirvožemius formavosi. Pradžioje nebuvo toks, koks šiandien. Šiandien taip ten istorijos nepasakosiu. Šiandien dirvožemį suprantu kaip gyvą organizmą, kad yra gyvas, tai gyva ekosistema. Ir iš šito požiūrio taško visas kita formuojasi. Jeigu aš dirvožemį laikau kaip gyvą organizmą, aš su juo turiu elgtis sąžiningai ir pagarbiai. Tai nėra vien smėlio dėžė, kaip ir čia užsiminė knygoje parašyta, kad dumblas. Tai nėra dumblas, tai yra gyvas organizmas. Ir dirvožemis tie gyvas ir sveikas, jeigu mes kalbėtumėm apie sveiko dirvožemio principus, kodėl sveikas, čia buvo diskusijos tokios irgi anksčiau, kad negalima dirvožemio sveikatą kažkaip įvardyti, gal kitaip reikėtų, bet jeigu mes dirvožemį, kaip ir minėjau, žiūrim kaip į gyvą organizmą, tai tie principai sveikatos irgi galioja dirvožemiui. Ir buvo tokie nusakyti pagrindiniai fiziniai sveikatos principai, biologiniai ir cheminiai. Ir paskui gal kažkaip detaliau išsigriepsim, bet per pagrindinis principas man susiformavo toj istorijoje, toj patirty mano. Tikrai ūkėje stebėjau, žiūrėjau, kaip keičiasi ir kaip mūsų derliai keičiasi, kaip keičiasi dirvožemis. Ir buvo supratimas kažkada ten 15 metų atgal, kad dirvožemis yra svarbiausias kaip ūkininkų gamybos priemonė ir turime jį tausot. Šiandien aš žvelgiu, taip suprantu, kad svarbiausia priemonė, bet daugiau žiūriu, kad yra visos žmonijos turtas, ne tik kad ūkininko. Taip, iš tiesų, man patiko ta mintis, kad tai yra ekosistema, tai yra organizmas ir netgi rašoma, kad dirvožemėje randama daug tų pačių bakterijų grupių kaip ir žmogaus žarnyne iš tiesų. Ir sveikas žarnynas ir sveikas dirvožemis dažnai turi tas pačias netgi bakterijų grupės, kas apibūdina, kad tai tikrai yra tokia kompleksiška ekosistema, labai svarbi mūsų pačių galų gale sveikatai, ir ne, kad tai kaip maistas yra užaugintas, ką kalbėjo ir kolegos, kad sveikame dirvožemėje auga sveikas maistas, kuris tiesiogiai turi įtakos ir mūsų gyvenimo kokybei ir sveikatai. Bet norisi tai ir pakalbėti apie tą būtent neariminę arba beariminę žemdirbystę. Mano galbūt pirmasis klausimas, Tautvydai, dar šiek tiek liekant prie jūsų, būtų. Vieni sako beariminė, kiti sako neariminė žemdirbystė. Ar yra skirtumas tarp šitų terminų, ar vis dėlto čia galbūt kažkuris yra teisingesnis, nes jūsų pavadinimai yra neariminė, tai kurį vis dėlto reikėtų naudoti ir kodėl? Čia tikrai bus įdomu išgirsti tavo nuomonę. Man asmeniškai kažkaip skirtumo gal ir nėra beariminė, tai yra bearimo, taip nuo to žodžio kilo. Čia lietuvių kalbos gal reikia daugiau žiūrėti, kuris labiau tinka. Neariminė tai nerti dirvos, tai kažkaip taip, nežinau, mums buvo taip Lietuvos neariminė,
tausojamosios žemdirbystės. Kodėl tausojamosios ir tausojimas čia svarbus labai žodis yra, kad neriminė, tai čia ir tik maža dalis šito viso supratimo apie dirvožemį. Tai yra vienas iš būdų nerti žemės dirbimų susiję tiesiogiai. O tausojamoji čia daugiau slepiasi, va tą, ką kalbam, biologija dirvožemio, kur labai svarbi vieta yra biologiniai, tie visi procesai, kurie vyksta, jie daug svarbesni negu tie patys svarbiausi, kaip sakau, jeigu aš žiūriu į dirvožemį kaip gyvą ekosistemą. Ir taip, tiek. Tai čia, ko gero, Tautvydas palėtė, galutinio rezultato, tiek vieno, tiek kitu atveju tapatumą. Pas mus ilgai vyko diskusijos ir su mokslo žmonėmis, kas būtų teisingiau pavadinti berimė, neriminė ir panašiai. Bet ir netgi konsultavome su kalbininkais, tai čia netgi neriminis yra ne visai teisingas žodis. Turi būti neriamoji technologija arba berimė. Jeigu vadovautis savokos trumpumu, tai berimė skamba gerokai paprasčiau. Nors yra ir tarp ūkininkų nuomonė, kad berimis tai reiškia vos nereikia nieko dirbti. Kad kartais nesudarytų toks įspūdis, tai mes ir čia ko gero susirinkę išsiaiškinti, kas ta berimė technologija, nors ji atrodo iš vienos pusės jau ir atima arba atsisako dalies funkcijų, tačiau galutiniam rezultate ūkininkas turi daug daugiau visų dalykų išmanyti, kad jie tinkamai įgyvendinti ir gautų gerus rezultatus. Ačiū. Galiu galbūt ir aš papildyti. Jo, su terminais tai dabar nėra taip paprasta. Mes pastaruoju metu labai nuėjom, ypatingai mokslo institucijos, kadangi mokslo institucijos vertinamos yra pagal užsienyje publikuotas publikacijas, tai visos publikacijos tapo angliškos. Tai ir kai mums reikia grįžti ir parašyti, sakysim, į populiarią spaudą kažkokią tai straipsnį ir reikia pritaikyti tą terminą, tai iš tikrųjų pasidaro gana sunku, nes ir liaudyje pradėjo maišyti tuos terminus ir mes dar ne visada, sakysim, pasakom tuos terminus, kokie jie turi būti. Dažniausiai naudojam tos angliškus, no-till, strip-till ir taip toliau. Tai juos irgi verčia kas kaip nori. Dabar mes liktai kalbam berime, o kiti galvos, kad no-till tai yra tas pats. No-till ir berime tai visai ne tas pats. Yra visai skirtingi dalykai. Arba strip-till ir juostinė. Dar netgi sako juostinė sėja. Tai irgi visai ne tas pats. Mes klausim strip-till, kur čia žodis, kuris reiškia sėja, ten jo nėra. Ten yra juostomis įdirbama žemė ir po to pasėjama. Tai vat su terminais tai turim tikrai nemažai iššūkių ir čia turbūt gal netgi valstybės mastu reikėtų imti priimti tą iššūkį ir turbūt jo padaryti taip, kad galbūt ir lietuviškas publikacijas, lietuviškus mokslo darbus irgi vertintų. Tai tada būtų turbūt ne tik tai ūkininkam, bet gamybos sritim būtų labai aktualu tas. Tai gal tada ir steptelkim šiek tiek, jūs paminėjot, kad skiriasi, ar ne, šitie terminai. Man iš karto klausimas kyla, aš esu girdėjusi minimal tillage, jeigu anglų kalboje no-till technologijos, ar ne, tai berimės dabar, neriminės. Tai kokie yra tie pagrindiniai skirtumai ir kuo skiriasi šitos technologijos, taip trumpai, jeigu galima, Egidijau. Gerai, gal aš galiu pradėti tada. Berime tai nuo žodžio arimas, tai kad čia nėra tos technologinės operacijos arimo. O visos kitos minimalus žemės dirbimas, ten ir skutimas, ir sekliai dirbimas, ir ta pati tiesioginė sėjo gali įeiti tą, žodžiu, jeigu yra berime vadinama. Toliau, jeigu yra minimalus žemės dirbimas, tai vadinasi, mes minimaliai dirbam dirvą. Čia gali būti minimalus gilus ir gali būti minimalus seklus. Yra priklausomai nuo to, koks yra gylis. Bet ar gali būti minimalus gilus? Taip, jeigu aš tik tais, yra tokių technologinių operacijų, pavyzdžiui, mums irgi teko pas vieną ūkininką daryti, jis giliai įdirba ir iš karto sėja rapsą. Daugiau nieko neatlieka, tik vieną technologinę operaciją. Supratau. Jo, tai aišku, jų labai mažai tokių yra taikoma, bet tas gali būti toks. Tai va, tai šiaip tų tokių terminų tai tikrai yra gana daug. Jeigu pažiūrėtumėm anglų kalboje, tai ten būtų keli puslapiai, kurie įvardina priklausomai dar nuo mašinos. Nes jeigu naudosim, sakysim, rotorinį kultivatorių, tai vienas dalykas. Jeigu diskinius noragėlius, tai kitoks terminas. Jeigu bus ten kaltiniai arba ten, sakysim, dantytė kažkokia, tai bus dar kitas terminas. Tai čia tų terminų tikrai gali labai būti daug.
Bet mums reikėtų turbūt apsistoti ties keliais, kad berime tai neriam. Jeigu turim minimalų, greičiausiai mums reikėtų priimti tą, kad mes sekliai įdirbam dirvą ir po to sėjam. Jeigu turim juostinį žemės dirbimą ir sėją, tai tas vadinamas angliškai strip till. Na ir dar tas angliškas no till, tai būtų tiesioginė sėja. Tai čia tiesioginė sėja, kada nieko nedarom, o sėjam tiesiai į dirvą. Čia irgi yra labai daug tokių neteisingų, kai kada būna ta pati mašina turi priekį dar papildomų darbinių dalių. Ji įdirba liktai tas vietas, kur bus pasėta, tai jau irgi nėra visiškai teisinga, tai nėra tik ta tikroji tiesioginė sėja, nes jau yra minimaliai įdirbta dirva. Tai aš manau, gal pradžioj tiek, bet jūs turbūt pratęs. Jo, čia faktiškai, ką Egidijus pasakė, aš tik galiu pridėti tai, kad berime technologija apima visas galimas technologijas, tai yra, kaip sakė, tiesioginėse, juostinėse ir minimalaus žemės dirbimo. Tai toks bendrinis apibūdinimas. Ir paskui jau periname į tas plonybės, kad tiesioginėse jie nedirba visai dirvožemio, jo nevarto, tik įpjauna ir įsėja. Juostinėse jie vadinamoji, tai įdirba tik tą juostelę, kurioje kad būtų lengviau įsėti sėklą. Na, minimalus dirbimas tai reiškia visą paviršių, visą buvusio viršuje organikos sluoksnį supurena, mes traktuojame iki 10 cm, bet pasirodo, kad gali būti, teisingai pasakė kolega, kad gali būti giluminis. Man tai jau sunkiai derėsi su berime technologija, nors realiai tai išties plūgo tai netaiko. Tačiau patys procesai, kurie vyksta dirvos paviršiuje, jau man būtų sunku pritraukti prie berimės technologijos. Ačiū. Ačiū labai šiaip. Ir man pačiai yra labai įdomu ir patinka, kaip jūs taip aiškiai išdėliojate, nes kai tame žemės ūkyje tik tai domiesi, bet pats neturi tų empirinių žinių, praktiką kažkokių paremtų žinių, tai kartais gali susimaišyti, bet aš tikiu ir patiems ūkininkams gali kartais būti šiek tiek painu. Tautvydai, tai galbūt tada pakalbėkime, o tai kam tada tos beriminės, mes kaip ir išsiaiškinam dabar, ar ne, naudokime tą tokį tarsi skėtinį terminą berime technologija, tai kam jinai yra reikalinga, ar ne, kodėl mes dabar kalbame apie tai ir pradedame skatinti ūkininkus būtent įvaldyti šitą ūkininkavimo būdą. Beriminė technologija, tai kaip ir minėjo kolegos, yra berimo. Ir tokia truputuką gal aš irgi savo nuomonę išsakysiu apie tas technologijas, kad trūksta mum aiškaus įsivardinimo, kas yra nautilas, striptilas ten. Ir esminiai dalykai, aš bandžiau pats kažkada dėliot, galvojau, kaip pasakyti kitiems žmonėms, kokia mano nuomonė. Tai yra žemės dirbimas. Yra būdas žemės dirbimo, yra sėjos būdas, tai kaip atskiros operacijos, yra siejamosios, kombinuojamosios, kartais būna su žemės dirbimu, kartais būna be žemės dirbimo, dvi operacijas iš karto atlieka. Tai dabar nuspręsti, kokiu būdu yra sėkla padėta į dirvą, svarbus momentas sėklos padėjimo į dirvą. Padėta į dirbtą žemę ar padėta tiesiai į nedirbtą žemę. Tai čia ir gaunasi tada. Su minimaliu dirbimu kombinuotų sėjimus į išdirbtą žemę padedama sėkla. Jeigu jinai braukia tik noragas, toks būna tiesioginių sėjimų su nautilo, tai diskas daugiau populiarus, tai jis tik pakelia žemės tą vietą sėklos padėjimo gylyje ir padeda sėklą. Tai ta būna tiesioginėse nautil, reiškia be žemės dirbimo. Žemė visiškai nedirbama. Tai tas ir dabar kodėl populiaru tas ir dar vienas klausimas svarbus, tiesioginė sėja dabar mes kalbam. Mano supratimu, tiesioginė sėja yra, tai tokios apibrėžimai kaip ir įvesti, sėjama į nedirbtą žemę ir po sėjos žemės kažkoks procentas dalis turi likti nejudintos arba plius arba kartu su augalinė danga. Nes jeigu mes sėjam, pavyzdžiui, tarpinį pasėlį pavasarį, taikome tiesioginę sėją, gali būti diskinė, gali būti noraginė sėjamoji, jinai pravažiavo, pasėjome, jau žiūrim į tą pasėtą lauką, tai ten matosi prabraukta vieta, kur sėklytė įdėjo, tai tada bus, reiškia, buvo juostinė žemės dirbimas ir sėkla padėta. Ir jeigu diskinė pravažiuoja sėjamoji, paprastai nesimato beveik, kad jinai pravažiavo. Tiek iš vis žemės judimo nėra. Tai ta nautil technologija tokia kaip užsienio populiari. O kodėl populiaru šitą juostį tiesioginės sėjas, skaitykim, tas minimalus žemės judinimas arba visai nejudinimas, tai čia dėl visų mikroorganizmų, dėl to, ką ir minėjau, jeigu žvelgiame dirvožemį kaip į gyvą organizmą, tai nesinori jo žaloti, nes toks bet koks žemės dirbimas, mano supratimu, yra žalojimas. Kaip aš, kad žmogus pasimčiau savo odą ir draskyčiausi iki pat kraujo be gailesčių. Tai tas pats toks yra, toks palyginimas. Tai ir dirvožemis tas pats, jeigu mes jį draskome mechaniškai,
Gamtoje tai nenatūralūs procesai. Gamtoje, jeigu pažiūrėti į natūralias ekosistemas, juk nėra ten tokių, kas gali išpurenti žemę. Jeigu reikia purenti su mechaniškai, mes kai teigiame, kad tie visi mechaniniai judinimai, mes pagrindinis tikslas išpurenti žemę. O kas išpurena natūraliai gamtoje? Augalų šaknis. Visi lieka išpurena. Tai jų ten turi būti. Esmė yra gyva ekosistema, jų yra, jie tą ir padarys, mums nereikia net stengtis. Kažko čia toks gilus supratimas ir labai platus. Tarp kitko, tą, ką pasakė Tautvydas, gavau barti nuo teisingų ūkininkų, kurie sako, mes ne žemdirbėjai, tie, kurie taiko tiesioginę sėją. Dėl ko aš bandžiau paminėti, kad berimis ūkininkavimas, nes tai yra visai kita kategorija ir veiksmų, ir supratimo, ir žinių bagažo reikalaujantis rytis, kur nieko bendro neturi su mūsų tradicinė įprastinė žemdirbystė, pavyzdžiui. Taip pat aš labai buvau maloniai nustebintas, kai mane, švelniai tariant, tai yra tariamai apibarė, kad mes ne žemdirbėjai. Tai yra visai, sakau, kita kategorija. Džiugu, kad tokių yra daug žmonių. Ačiū. Iš tiesų, aš kaip tik ir norėjau paklausti, Zigmas labai gražiai papildė, kad tai kaip taip nutiko, kad mes perėjome prie to intensyvaus žemės arimo, jeigu dabar matome, kad ir pačiai dirvožemio sveikatai yra daug geriau jos nedraskyti, jeigu taip labai supaprastinti ar ne, palikti sliekams ir šaknims augalų tą daryti natūraliai, tai kodėl mes prie to perėjome, nes kai mes, taip jeigu įsivaizduotume, žemės ūkio ar ne istorija, tai aš matau ten senaisiais laikais žmonės sunkiai eina per vagas, ten jas arė, ten patys savo jėgomis, ten su arkliais, tada mes perinam prie kažkokios jau technologijos, traktorių ir taip toliau. Ir štai dabar grįžtame prie visiškai tokio pačio elementariausio, atrodo, ir paprasčiausio būdo tai palikti tą dirvožemį ramybėje. Tai kodėl taip nutiko, kodėl mes dabar turime grįžti, kodėl tos technologijos, ar mes pradžioje matėme tą tokį trumpalaikį derlių didesnį, ar, čia kaip gal panašiai kaip su žaliaja revoliucija, ar ne, kad trumpalaikėje perspektyvoje nauda didesnė, ilgalaikėje perspektyvoje nauda vis dėlto mažesnė. Tai galbūt galite papasakoti šiek tiek ir jūs, Zigmai, ir kolegos papildyti. Tai kokia čia buvo ta mūsų santykis ir istorija su žemės arimu? Jo, kolegos, ko gero, tikrai turės ką papildyti, nes aš tik bendrąją prasme įvardinsiu, kad kodėl buvo ta mintis pereiti prie visai kitos technologijos, nors tai tikrai tai nėra tiesiog paprasta technologija, kaip minėjau, gerokai sudėtingesnė, reikalaujanti išmanyti dirvožemio sveikatos principus, augalų sėjomainos dalykus, kenkėjų valdymas, lygų valdymas, čia gerokai sudėtingesnis. Čia aš galėčiau netgi vos neprilyginti ekologiniai gamybai tą technologiją, dėl ko daugelis netgi ūkininkų dirba ne tuo tikruoju berimiu būdu, kurie yra tiesioginė sėja arba juosnė. Jie dažniausiai naudojasi tuo minimalaus dirbimo, kuomet visą paviršių įdirba. Ir kai sakė Tautvydas, pagrindinė paskirtis tos technologijos yra kuo mažiau daryti poveikį dirvožemiui, kuris gamtinių principų pagalba susiformuoja pats tinkamiausias sąlygas ir kai tankai nepraeinam pro jų namus, tai ten ir gyviai, ir organizmai jaučiasi gerokai geriau. O jei, kaip ir mūsų gyvenime, būtų kokia bombikė čia nukritusi, tai ko gero, mes žinotume, kad namų neturime. Taip pat pravažiavimas su plūgu, dirvožemį, aš įsivaizduoju, įvyksta panašiai. Sugriaunam ten gyvenusių gyvių ir organizmų gyvenimą. Tad siekdami to išvengti ir netgi turėdami pirmiausiai kitų valstybių patirtį, pavyzdžiui, aš asmeniškai išgirdau iš Amerikos ūkininkų tos patirties, kodėl jie tai taiko ir kokį efektą gauna. Ir dar ką aš norėjau pabrėžti, kad labai svarbu ne vienus metus taikyti berimę technologiją, ne 2 metus. Ir mūsų moksliniai tyrimai rodo, jog pirmieji teigiami rezultatai dirvožemio atsikūrimo ir netgi derliuje pasimato tik tais po 3 metų mažiausiai. Ir tas ūkininkas, kuris jau įdėjęs daug pastangų pradėti tinkamai berimę technologiją, o pasirengimo etapas yra labai svarbus, jis jau nebedrįs kišti plūgo į dirvožemį. Nes pirmiausia, jis daug investavęs, antras dalykas, jis jau mato tuos tikruosius pokyčius dirvožemyje ir jis eidamas į dirvą jau vaikšto vos ne ant pirštų galiukų, kad tik tais kuo mažesnį poveikį padarytų dirvožemiui, nes jis žino, su kuo turi reikalų. Ačiū. Taip, tai galbūt kolegos nori papildyti, man tada natūraliai kyla klausimas, tai ką mes anksčiau ją arėm tada, ar ne, jeigu mes dabar matom, kad vis dėlto užtrunka laiko, ar ne, apie tai irgi galima pakalbėti, kad
Kas ūkininkai žino, kad gamtoje procesai nevyksta greitai, bet ką ir paminėjo Zigmas, kad ilgainiui mes matome daug didesnę naudą, sveikesnį, gal nederlingesnį dirvožemį. Tai kodėl tada ilgą laiką jį taip betodariškai arėme? Egidijau, galbūt jūs galite pakomentuoti. Taip, viskas gyvenime vyksta tokiom cikloidėm. Jeigu jūs ir pati paminėjot, kad prieš tai buvo, praktiškai, sakysim, tik būdavo galbūt prabrėžiama vagutė ir įterpiama sėkla, ten su kažkokiu kauptuku galbūt paskui padaroma vagutė arba šiek tiek papurenama, paskui šiek tiek giliau. Aišku, čia šitie visi tokie dalykai, tai nėra čia taip paprasta pasakyti, kad čia vieną dieną aš ariu, kitą dieną neariu. Čia aišku vyksta tokios ilgalaikės ir tradicijos, kad pripranta prie tam tikrų technologinių operacijų, įsigyja tam tikras mašinas, kad čia taip labai greitai pereiti nuo vienos prie kitos, tai ne visada čia taip paprasta. Aš galiu ir iš savo patirčių šiek tiek papasakoti, kadangi aš jau prieš daug metų, prieš 30 metų išvažiavau studijuoti į Vokietiją ir iš karto man vadovas pasiūlė tokią temą. Cukrinių runkelių tiesioginės sėjos mašinos. Aš aišku, kaip inžinierius, man daugiau tos mašinos, ne tiek ten pačios tos technologijos. Tai aš iš savo mokslų žinojau, kad cukriniams runkeliams pagal vadovėlius reikia labai gerai įdirbti žemę. Nes jeigu neįdirbsi žemės, tai nepasėsi, jeigu nepasėsi, tai nieko negausi. Tai buvo toks iš karto toks atmetimo tokia reakcija. Kaip čia kokias, liktai kaip ir nesąmonė duoda. Kaip suderinti nesuderinamus dalykus? Jo, kaip suderinti tuos nesuderinamus dalykus. Bet pasikalbėjus, kai nuveži laukus, kai parodė, kaip kas vyksta, žodžiu, dar šalia pamačiau ir kombainą, kuris važiuoja su šakotuvė ir ten tik tai skabo varpas, tai buvo didžiulis iššūkis man ten, tai čia buvo labai, labai seni laikai. Ir aš aišku ėmiausi tos temos, pradėjau nagrinėti, aišku, dar ir toj pačioj Europoje nebuvo tiek daug. Daugiausia taikoma buvo Jungtinės Amerikos valstijos ir Lotynų Amerikos šalyse. Dėl ko ten atsirado? Ten pagrindinis buvo, kad erozija. Ten ne tiek tai gal vandens, kiek vėjo erozija, kad išpustydavo patį derlingiausią sluoksnį. Ir ta tiesioginė sėja buvo pradėta taikyti maždaug apie kokius 1960 metus. Bet tada šiek tiek nepasiteisino, nes dar buvo ne visiškai tokia chemija žemės ūkiui sukurta. Tai jie gavo labai nemažai iššūkių tokių ten ir su piktžolėtumu, ir su ligom, ir kenkėjais ir taip toliau. Tai dar praėjo tada apie 25-30 metų, kol išsivystė labai ta cheminė pusė ir tada amerikiečiai pradėjo labai stipriai taikyti tuose vietose, kur jiems pasireikšdavo vėjo erozija. Europiečiai tuo metu, tai jie čia gal tik tais universitetuose, mokslo institutuose bandė šiek tiek tirti ir žiūrėti, kaip čia kas vyksta. Ir Europai pagrinde pradėta taikyti plačiau, kada pamatė ekonominius, ekologinius, ir aplinkosauginius aspektus. Daugiausiai tie trys tokie lėmė, nes ta vėjo erozija, netgi ir, sakysim, vandens erozija nėra tokia stipri, kaip, sakysim, kituose žemynuose arba kituose šalyse. Tai va. Ir tą pradėjus, tada atsirado kitos problemos. Ta problema, kad mašinų nebuvo. Čia gali norėti, kaip nori, tą pačią dieną taikyti tiesioginę sėją, nėra su kuo įterpti tas sėklas. Pradėjo taikyti su tom tradiciniam šiek tiek perdirbtom. Tai irgi toks, žodžiu, ne visiškai pilnavertis technologinis procesas, bet jau artimesnis. Ir paskui palaipsniui su kiekvienais metais vis daugėjo. Aišku, labai daug žmonių aiškino tą, kad kur čia tas pliusas, kodėl čia reikėtų nearti, nekultivuoti ten su rotoriniais kultivatoriais, nedraskyti tos dirvos. Ir palaipsniui vienas kitas pradėjo taikyti Europoje, tuo pačiu ir Lietuva. Mums reikia irgi pasakyti, kad ir mes patys prie to irgi prisidėjom, nes esam labai daug paruošę studentų tiek žemės ūkio mechanikos inžinerijoje, tiek tvariojo inžinerijoje, tiek agronomijos specialybėje, kurie irgi nuolat kalbėjo, kad taikant tas berimės technologijas, ypatingai tiesioginė sėja,
mes galim gauti tą dirvožemį sveikesnį. Ir jeigu sveikesnis dirvožemis, turim galimybę užauginti ir geresnę produkciją. Bet čia irgi vėl ne viskas taip paprasta. Čia Zigmas paminėjo, kad ūkininkas pabandęs kai kada pirmus metus taikyti tiesioginę sėją, jis dažniausiai padaro daug klaidų. Jis galvoja, kad užtenka tik vieną technologinę operaciją pakeisti, o visos kitos išlieka tokios, kokios buvo. Na ir jis gauna turbūt gal šiek tiek prastesnį derlių, šiek tiek susinervina ir sako, ne, man šita technologija netinka. Tai va, ir kai pabando keletą metų, reikia tos kantrybės, pabandžius keletą metų ir iš tikrųjų pasimato tie pirmieji daigai, pasimato tie pirmieji rezultatai. Aš tikiuosi, kad jūs tikrai tą paliudysit, pasakysit. Taip, aš kaip tik norėjau ir pasikreipti Tautvydą ir paklausti ir iš patirties, ir iš kolegų, asociacijos narių, ypatingai tas derlingumo klausimas, ar ne? Daug kas asocijuoja tvarų ūkininkavimą, tausojančią žemdirbystę su galbūt mažesniu derliumi. Ar tai yra tiesa, kokia yra jūsų patirtis ir ar iš tiesų tie pirmieji metai galbūt bus sunkesni, bet ilgainiui tikrai dirvožemis atsidėkos už tai, kad mes jį tausojame? Tikrai taip, ką pasakėte, paskutiniai žodžiai atsidėkos ilgalaikį perspektyvai. Jeigu taip trumpai truputuką apie tą žemės dirbimas ir arimas, kodėl atsirado pasaulyje, kodėl tos technologijos, aš galvoju, mano asmeninė nuomonė, ką žinau, ką istorija pasakoja, kada plūgas atsirado, kada pradėjo arti. Pradžių buvo žagrė, ten dar paprasčiau gal žmonės dirbo, kada atsirado ta revoliucija, pramonės revoliucija ir visa bendra atsirado žemės dirbimo poreikis ir kartu su trąšom ir chemija. Atėjo be tų, visi kartu kompleksas atėjo. Ir kieno sąskaita, mano supratimu, dirvožemių sąskaita, dirvožemių organikos sąskaita, tai buvo daroma. Tie derliai iš karto pagerėjo. Trąšos, kai pradėjo tręšti, azotinės trąšos, labai pagerėjo derlingumą ir toks bumas per visą iš karto pasaulį nusirito, kad čia kelias į ateitį, čia produkcija. Čia reikia daug ir šiandien jau ateiname kito. Vat ir kodėl klausimas, kodėl pokytis atsitinka žmonėm, poreikis kitaip dirbti, klausia, ar tau gerai šiandien, ar tu patenkina savo ekonominiais rezultatais ūkio. Jeigu jau nebepatenkintas, tai kažkokiu reikia daryti kitokių pokyčių. Ir jeigu kalbėti apie tą dirvožemį, kaip ir minėjau, anksčiau humusas, jau kaip ten su žagrė ardavo, galvoju, ką teigia, kad buvo humusas daugiau 10%, ten gal dar ir daugiau, o šiandien ką turime pažiūrėjus vidurkius, ką teigia vėl statistika, apie 1-2%, 3 gal kažkur daugiau yra ir daugiau taip. Bet tai netikslas, tai yra dirvožemio, ką minėjau, sąskaita, mes tą pasiekė ir dabar atėjome kitokios vietos, kad reikia atstatinėti dirvožemį. Nebegalim taip dirbti, kaip dirbame, suprantate, intensyviai trąšos chemija, va čia atsiranda tas poreikis jau iš dirvožemį pažiūrėti kitaip. Pažiūrėti dirvožemį, ką jis turi gebą, turi savo galią atstatyti ir be jokių chemijų, be trąšų pagaminti tą derlių, sveiką derlių. Ir žmonių sveikatai bus visiems gerai ir aplinkai. Ir ta beriminės technologijos, skaitykim, tiesioginės, jie yra tik viena iš priemonių, yra tik viena maža dalelė visos sudėtinės sistemos. Ką mes kalbame, ir asociacijų įsikabinti į sėjamą, sakyti, nusipirksiu sėjamą, pradėsiu dirbti kitaip ir čia išgelbės mane, ne apie tai. Nes sėjamoji tik metalo gabalas, kaip sakome. Yra technologija. Tiesioginės jie yra tiek paprasta, bet kaip sako, genialumas yra paprastume, tiek paprasta mechaniškai atlikti ją. Bet žinių prasme, tai yra čia kiek daug reikia žinoti, ten patirties negana, reikia žiūrėti, ką kiti žmonės padarė. Ne tik aš, ir dėl ko aš kalbu, kaip sakiau, 30 metų žemės ūkė praėjo nuo plūgo pradžioje, arimo technologija iki tiesioginės jos, iki nautilo, netgi nautilo, paskui ekologija atėjom. Tai va tie dalykai, kai stebi, kaip vyksta, kad tą dirvožemį, jeigu leisti organinę anglį dirvožemėje pakelti, padaryti ją didesnę, organinė anglis tiesiogiai susijusi su mikroorganizmų aktyvumu. Ir jeigu mes ją pakelsime, tie natūralūs procesai užsikūrė, kadangi augalas negali augti be mikroorganizmų, mikroorganizmai negali gyventi be augalo, nes augalas jos aprūpina maisto energiją, kurią paima iš saulės, jie patys to negeba padaryti. Ir šitos principus, kai supranti šitą visą sistemą, sistemiškai pasižiūrėti, tada taip viskas susidėlioja, atrodo ir vietas ir atrodo, kaip mes atitolę su savo tais intensyviais dirbimas trąšoms chemikalais, kaip mes atitolę nuo tos realybės, nuo tikrovės, kokia yra. Dėkui. Iš tiesų, Tautvydas, jūs paminėjot, kad daug žinių reikia ir aišku ir praktikos ir pakeitus turbūt tą savo nesinori sakyti dabar jau žemės dirbimą, nes, ką paminėjo Zigmas, kad nėra jie žemdirbiai, bet ūkininkavimą, tai netrumpas laiko tarpas praeina, kol įgundi ir supranti tą visą grožį ir gal kartais kompleksiškumą dirvožemio. Tai kokie būtų jūsų patarimai, Tautvydai, ūkininkams, kurie nusprendžia pereiti prie berimės žemdirbystės, kaip
nuo ko pradėti, galbūt kokių klaidų nedaryti, arba kur informacijos daugiau paieškoti, kad tas perėjimo procesas būtų kuo sklandesnis ir kokybiškesnis. Lauko dienose dalyvauti. Gerai, Zigmas sako, lauko dienose mes organizuojame ir asociaciją kartu su ministerija ir bus šį pavasarį 24, kviečiu visus, kas klauso žmonės, 24 balandžio. Bus pas Joną Venclovą. Informacijos bus internete, galima bus pasitikslinti. Tai tas supratimas apie dirvožemį, jeigu toliau tęsti, tikrai labai svarbu ir kaip patarti. Kai aš kartais žmonės pažiūrė, aš pradedu kalbėti šiandien ir girdžiu kitus pasisakančius užsienio, buvo Vederštato tokie švedai atvažiavę, čia tokią konferenciją darė. Irgi taip klausau aš tų ūkininkų švedų ir galvoju, jis jau nekalba, kad ten reikia siejamąją pakeisti, kad čia svarbiausi dalykai. Jis jau kalba, kad sako, svarbiausia yra tarp ausų ta vieta pas žmogų, tai reiškia jis galvoje. Pokytį ten turi padaryti, supratimą į visą tą, ką sakau, į tą gyvybę žemėje. Ten padarai, tada pradedi ieškoti, kodėl, kaip tą pasiekti. Kas svarbu, yra tikslai svarbu, paskui reikia įsikelti priemonės, kaip mes tiem tikslam įgyvendinti. Juk dabar ekoschemos yra tikslai iškelti jom. Galvoju, kaip gerai, kaip faina, yra tikslas dirvožemį išsaugoti, apsaugoti, ten jį pagerinti. Bet jeigu kažkaip atsiranda poreikis tos visai kažkaip tos tikslus pakeisti, tik pinigus įsisavinti, tada negražiai skamba, kažkaip negražiai atrodo. Ir toks poreikis yra, aišku, žmonės visi skirtingi. Bet kaip ir sakiau, tas atėjo natūraliai ne iš gero gyvenimo mums pokytis istorijoje, jeigu mes ūkė, kai dirbame, kai sakiau, visas technologijas perėjome, ne iš ekonominių, pirmiausiai po paskatų, nes taip kaip dirbome, mes nebegalėjome, mes ekonomiškai jau buvom nebegerai, negeroje situacijoje negalėtum gauti pelnų, nes pelnas svarbu, ne pajamos, pelnas svarbu tikrai vardyti tą skirtumą visam ūkininkaujančiam žmogui. Tai jau mūsų tie pelnai labai smarkiai sumažėjo, paskui žiūrim, kad mes labai priklausomi pasidarėm nuo oro sąlygų, lyja ten vėl blogai, kaip per daug lyja blogai, kaip mažai lyja vėl blogai, negalim valdyti tų procesų, paskui trąšos brangsta, chemija brangsta, nuo visko priklausomas kaip ūkininkas ir kada ateina tas, ir buvo toks momentas, pagalvojau, mes negalim intensyviai dirbti, mes turim ekstensyviau eiti, mažiau planuoti ir mažiau stengtis gauti. Ir mažiau išleisti faktas, bet tada atsirado tas poreikis, kad jeigu mažiau išleistų, ką daugiau galim padaryti, taip neinvestuojant, tai dirvožemį pasirūpinkim, neperkim ten kažkaip, organikus įneškim, jeigu galim vietų mineralinių trąšų. Tie tokie palaipsniui pokyčiai ir mes paskui po kažkurio laiko jau pastebėjom, kad mūsų dirvožemis pagerėjo, ne tik mes, atvažiuoja kiti žmonės pasižiūri, pačiupinėja, sako, jūsų dirvožemis pasikeitė. Mes galvojame, mes tą ir siekime, mes tą ir pasiekėme su minimaliu dirbimu, yra tokie sveikų dirvožemių principai, tokie elementarus minimalus judinkas, augalų danga, sėjomaina, tiesioginė sėja, kalbant, tiesioginė sėja tik yra viena dalelė iš visos sisteminio tokios, prantat, požiūrio, vieni tiesioginė sėja neišgelbės pasaulio, reikia sistemiškai. Čia tu kalbėjai apie patį procesą, tai yra, kad tai tik vienas elementas, norint siekti galutinį rezultatą, tai yra derlių. Taip, labai svarbus kiekvienas. Ir ką sakėt, nuo ko pradėti, ką patarti, iš įvairių pozicijų dabar žmonės yra, kažkas dar gal arė, nori jau kitaip dirbti, kažkas minimaliai dirba, nori tą tiesioginę sėją pereiti. Tai nėra paprasta, iš tikrųjų, tai nėra, žinių prasme tai nėra taip paprasta. Ten pirmiausia, ką turi padaryti, tie sveikų dirvožemio principai, kur noriu paminėjau, tai yra, reiškia, sėjomaina turi atsirasti ūkė, neturi būti kviečiai po kviečių, net čia ne variantas, o dauguma taip daro. Rapsai turi turėti savo vietą, turi ankštinės kultūros savo vietą atrasti, turi tas minimalus judinimas, bioįvairovė, visokios augalų, mano supratimu, žydinčių augalų juostos, kas yra parama iš ES, yra jos tiek yra geros, tiek yra idealios vabalams visokiem pritraukti, visokiem apdulkintojams. Tai žmonės nesupranta, žinių trūksta ir nesupranta, kam man jų reikia, sako, aš tik čia bereikalingai savo ariamos žemės gabalą atiduodu kažkam, kai nesupranta to. Ir čia tas supratimas ateina iš dirvožemio, tos gyvybės supratimus, suprantat, kad viskas susiję ir aplinkoje viskas susiję, ten mes ir mes kaip žmogus esam dalis tos visumos ir negalim kažko pažeisti, kad išderinti visą tą ratą. Tai va čia esmė pereiti, svarbiausia, sėjomainą. Juk kiekvienas gali taikyti sėjomainą. Kiekvienas, nesvarbu kokio yra, minimaliai pradėti žemę dirbti, kiekvienas gali. Kažkas gali pradėti ten nusipirkti skustį, jau vietoje arimo, kažkas gali tiesiogiai pradėti sėti, kas jau skuto. Kitas dalykas, bioįvairovė, va tiek ir kurį minėjau. Augalus įvairius auginti, tarpinius pasėlius auginti, kaip svarbu tarpiniai pasėliai, čia tarpiniai pasėliai per žiemą kalbu, ne kokie ten 6 savaičių 8, bet būtent tarpiniai pasėliai per žiemą, kad dirva nebūtų plika, kaip sakoma, nebūtų nuoga dirva, dirvožemis irgi, kaip ir mes apsirengiame šaltą žiemą, taip ir dirvožemį reikia apsaugoti žiemos metu, karštas oras, kai būna vėl reikia, kad danga ant jo būtų, nebūtų plikas juodas dirvožemis, nes tada didžiuliai temperatūrų pokyčiai, įeina naktį atvėsta diena, labai kaista ir ten mikroorganizmam yra
negerai gyventi. Tai tie tokie elementarūs dalykai, žingsniukai atrodo, kur kiekvienas gali suprasti, ką daro ir tai patarti kiekvienam asmeniškai reikėtų. Tikrai ne visiems nėra tokios bendros formulės visiems, bet kiekvienam asmeniškai galima tikrai įsigilinus jo ūkio padėtį šiandieninę ir tokia pasakyti, kaip žingsniukas po žingsniuko galima pereiti šitą tokį tausojimą su gamta, darbą su gamta, harmonija. Man tvarus tas toks žodis būdavo jau toks per daug, atrodo tvarumą, žiūrėjau, kas tai reiškia tas tvarumas, supratau, va, tas man labiausiai saskambės toks žmogaus harmonija su gamta. Tai tu įsiminėjęs, kad, norint pradėti taikyti tiesioginę sėją, reikia tinkamai paruošti dirvožemį. Ir jūs užtrukot 7 metus pasiruošiant tam pirmam žingsniui perėjimo iš ariminės į berimę. Taip, Zigmai, ką ir minėjau, tos principus, kur bandžiau aiškinti, taip mes savo ūkyje taip ir padarėm. Pradžioj buvom intensyvus, jomanus neturėjom, kaip apsisprendėm, kad reikia kitaip, dėl to, kad taip jau nebegalime, kaip dirbome, tai mes ten susimažinome, trąšas sumažinome, derlių sumažinome, jomaną pasidarėme, tarpinius pasėlius pradėjome auginti, netgi dobilus jomanui auginome, bet ne sėklai, ne žaliai masiai, šiaip, kad dirvožemį tik pagerinti, o dobilai yra labai geri, struktūrai dirvožemį atstatyti, ten padaryti. Ir užtruko mums, kaip Zigmas paminėjo, buvom kalbėję apie 7 metus kažkur 2010 gal mes ten taip pradėjom galvoti apie tą tiesioginę sėją, nautilą tą. O paskui supratau, kad man dirvožemį reikia paruošti, kaip agronomas tiesiog atsakingas ūkyje buvau, turiu paruošti dirvožemį, kad jis galėtų priimti tiesioginę sėjamąją tą. Nes dabar kokia žemė suspausta, suminta padai ten apačioje ir žmogus pradeda sėti tiesiogiai, tai viskas ten pražuvo iš karto po kelių metų jam bus, nes dirvožemio pagrindinis sudedamosios dalys, jeigu taip trumpai, tai 50% kietoji dalis ten yra, paskui 25% oro turi būti, 25% vandens. Šitos dalis kaip yra svarbios, ko trūksta pas mus dirvožemiuose, trūksta oro. Vandens būna per daug, bet trūksta oro, o augalų šaknims, mikroorganizmams reikalingas oras. Ir čia pagrindinis dalykas, įspręs šitą problemą reikia. Jeigu jau turiu, spręs šitą reikia kažkokiais būdais žiūrėti, ar su augalų pagalba, ar su kažkaip mechaniškai su giliu purentuvu pravažiuoti, išpurenti tą podirvį ir daugiau nebeminti, nebekurti tų pačių problemų. Čia esminiai dalykai. Man labai patiko, Tautvydai, jūs ne kartą jau paminėjote ir sulyginot dirvožemį su žmogaus oda, ar ne? Kad draskyti jos per daug nereikia, žiemą šalta yra tai žmogaus, kaip mes odą uždengiam, nuo saulės irgi apsaugoti, kad per daug neįkaistų ir panašiai. Tai turbūt per tą asmeninę patirtį kartais mes geriausiai ir suprantam tą ryšį ir ką ir minėjot, kad tas tvarumas yra pirmiausia žmogaus ryšys su gamta, ta simbiozė, ar ne? Tai turbūt per tos asmeninės patirtis geriausiai ir galime suvokti. Aš mačiau, Egidijus norėjo papildyti ir šiek tiek norėsiu dar po to dar Zigmą pakalbinti. Jo, tai čia buvo paminėta, kad reikia paruošti pirmiausia dirvožemį. Aš sakyčiau, kad dar prieš paruošiant dirvožemį turbūt svarbesnis yra švietimas. Reikia būti pasiruošus, kaip tą dirvožemį paruošti. Tai čia labai svarbu lankyti įvairius seminarus, lauko dienas, dalyvauti įvairiuose renginiuose, kur apie tai kalbama. Daugelis įmonių dabar irgi atsiveža specialistus iš įvairių šalių, irgi demonstruoja, pasakoja. Nebūtina priimti vienos kažkokios tikros tiesos, reikia išklausyti labai daug ir susirasti savo tinkamą turbūt tiesą. Tai tada mes galėtumėm jau iš tikrųjų galbūt netgi kai kada ir per trumpesnį laiką gauti gana gerus rezultatus. O tų rezultatų siekti tikrai yra, kaip ir prieš tai paminėta, labai daug tų galimybių. Dabar juk ištisai kalbama apie precizinę žemdirbystę, kad tų pačių medžiagų, kurios galėtų kenkti tam dirvožemiui, mes juk turbūt galim jas mažinti, naudoti ten tiek, kiek reikia, sakysim, ten tiek trąšų, tiek pesticidų, tiek kai kada galim, sakysim, netgi tokių galbūt reikalingų trąšų ten, kad ir tų organinių trąšų, jeigu jų kažkur tai bus per daug, tai irgi bus turbūt negerai. Mūsų kolegos, doktorantai yra atlikę tikrai daug įvairių tokių tyrimų. Ir precizinė sėja, kad ir sėti reikėtų tiek, kiek tas plotelis galėtų užauginti. Nebūtų vienoda norma. Toliau tręšti, toliau purkšti, toliau derliaus nuėmimo. Irgi yra įvairūs ir žemėlapiai ir galima ten irgi tuos demonstracinius daryti. Toliau yra robotai. Dabar naujai prasidėjo tyrimai, kad galima ir robotus naudoti augalininkystėje. Gyvulininkystėje tai čia jau labai seniai naudojami, jau čia ten gali būti visas tvartas robotizuotas, bet augalininkystėje pati pradžia, dronai, kurie irgi nemindo to dirvožemio, žodžiu, gali iš viršaus atlikti tam tikras monitoringo operacijas, gali būti galbūt kai kažką išbarstyti, galbūt netgi ir sėklas išbarstyti, jeigu gali tam tikti. Tai tokiais atrodo įvairiais ir mažais žingsniukais mes galim prie to dirvožemio
gerėjimo prisidėti. Nes jeigu mes taikom tą tradicinę, ariam, kultivuojam, ten skutam, prieš sėjai dirbam dar ir sėjam ir taip toliau, tai šiaip čekų skaičiau, mokslininkai yra parašę, kad mes kai kurias vietas suvažinėjam ten po 3-4 kartus, o šiaip visą plotą beveik suvažinėjam 90%. Tai, o šiaip irgi tyrimai yra įrodę, kad bent vienas pravažiavimas, tas pirmasis pravažiavimas duoda didžiausią įtaką dirvožemiui. Jau antras, trečias nebe tokią duoda, bet jeigu mes 90% suvažinėjom dirvožemį, tai supraskim, kad mes jau jį kaip ir pažeidėm. Tai čia yra daug labai svarbių dalykų, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį, bet aš manau, kad pradžioj turi būti švietimas. Ar teisingai supratau, Egidijau, tas pervažimas reiškia, ką ir sakė Tautvydas, pakeičiam santykį tarp kietųjų dalelių, oro ir vandens. Ir dažniausiai oro sąskaita. Tai taip, jeigu paimsim mėginį iš vienur ir iš kitur, tai matysim, kad tankis yra didesnis. Čia daug nereikia nieko jo tyrinėti, bet ir tyrimais yra tas įrodyta. Ir ten, kur suvažinėjama, ten ir sliekų bus mažiau, ir tų kanalėlių padaromo, ir paskui augalams šaknis bus sudėtingiau, šaknim bus sunkiau įsiskverbti. Tai tikrai čia yra rimti reikalai. Dabar dar irgi vienas iš naujesnių tyrimų yra mūsų pradėtas, netiesioginės sėjos, bet žemės dirbimo. Darom su skutikais, bet su skutiku gali daryti ir sekliau, ir gali daryti giliau. Tai jeigu nereikia daryti giliau, tai kam jį daryti? Nes kiekvienas centimetras, jeigu visą plotą imant, taigi kiekvienas centimetras yra didžiuliai kiekiai žemės, kuriuos reikia paveikti. Kai kada apvers, kai kada, perstumti iš vienos vietos į kitą. Energetiškai tai irgi didžiuliai kiekiai litrų dizelino. Irgi yra paskaičiuota, kad 1 centimetras priklausomai nuo technologinės operacijos gali būti nuo 0,5 iki 1,5 litro. Jeigu šitą versim į pinigus, tai jau gausim ekonominį efektą. Jeigu šitą versim į šiltnamio efektą sukeliančias dujas, tai gausime aplinkosauginį efektą. Čia tikrai daug tokių dalykų, kurie gali būti išspręsti, ir jeigu to nedarysim, tai logiškai, kad neprisidėsim nei prie mūsų, sakysim, tikrovės tos. Tai Taip. Tai norisi tada jau, iš tiesų užsikalbėjom visai ilgai, nes tikrai labai įdomi ir plati tema, bet norisi dar šiek tiek pabaigai paliesti tą klausimą, tai o kaip tada paskatinti tos ūkininkus, ar ne? Ir Zigmai, žinau, kad LIFE projektas Enerlit atliko keletą studijų, buvo siekiama išsiaiškinti, kokie galimi būdai paskatinti ūkininkus Lietuvoje taikyti tą energiją taupančias ir prie dirvožemio struktūros gerinimo prisidedančias technologijas. Tai galbūt jūs turite šiek tiek kažkokių studijų išvadų ar rekomendacijų. Ir tada dar šalia nors klausyti, o kas jau tada yra daroma Lietuvoje, kad tos ūkininkus paskatinti, kažkokios paramos ar panašiai, galbūt jau tos išvados kažkokios ir jau Lietuvos, toje jau teisinėje sistemoje yra integruotos ir jau ūkininkai yra skatinami. Tapo sunkiai lengvas klausimas man. Pirmiausia, pradėsiu nuo lengvesnio. Kas daroma, kad būtų kuo daugiau norinčių tausoti savo dirvožemį? Džiaugiuosi, kad ir LIFE projektas Enerlit tam labai pasitarnavo. Dėka jo turime 2 papildomas priemonės. Tai yra investicinė parama per modernizavimo fondą. Galiu pasidžiaugti, kad vienintelė Lietuva tokią priemonę turi ir skiriame ūkininkams iki 80 000 eurų paramą, bet nedaugiau 40%, įsigyjant tiesioginės arba juostinės sėjos sėjamąją. Antra priemonė, tai yra lauko dienos finansuojamos irgi iš to projekto, kas leidžia ūkininkams sužinoti, pasimokyti viens iš kito, perimti patirtį, užklausti klausimus, ar tai būtų pradedantysis ar jau įgudęs. Kiekvieną kartą lauko dienoje lankosi gausybė ūkininkų, kurie nepriklausomai nuo įgūdžių visada randa kažką naujo ir ką parsivežti namus ir pritaikyti. Ir trečioji paramos priemonė yra Žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano tokia ekologinė schema, pagal kurią berimių technologijų pasėliam, už berimių technologijų pasėlius yra skiriama
parama 66 eurai, jeigu taikoma tiesioginė arba juostinė sėja. Tai va tie 3 komponentai, 3 instrumentai duoda labai gerą bendraveiką ir matome labai gerus rezultatus. Lietuvoje, kada dar tik tais prieš 3 metų galvojame, ar bus tie 600 000 hektarų berimės technologijos, dabar turime ko ne 3 kartus daugiau. Ir buvom labai kritikuojami kaip politikos formuotojai, vadinami neišmanėliais pačių ūkininkų organizacijos, kad ką jūs čia galvojate, iš kur tiek gali būti plėtra tos vadinamos sudėtingos technologijos, kuri Lietuvos sąlygomis, jie taip minėjo, nepasiteisins. Faktai rodo ką kitą. Ir labai džiaugiuosi, va čia ir kolegos sėdi, su manim kartum kalbamės, tiek entuziastai, kurie ir padėjo tą visą kompleksą apjungti ir gauti gerą rezultatą. O dabar kalbant apie studiją. Taip, LIFE projektas buvo užsakęs studiją, susiekiu išsiaiškinti, kas galėtų dar padėti ūkininkams sumažinti degalų sąnaudas. Ir buvo bandoma žiūrėti tokiu labai keistu kampu, ar pavyzdžiui mokestinės prievolės, ar kiti reguliaciniai elementai gali padėti sumažinti ūkyje degalų sąnaudas. Studija parodė, kad deja ne. Nei mokesčių didinimas už degalus žemės ūkyje, nei kažkokios ypatingos reguliacinės priemonės efekto neduoda. Nes yra daug kitų faktorių, kurie daro netgi ne nuo ūkininko priklausantis faktoriai, daro didžiulę įtaką degalų sąnaudoms. Čia pirmiausia gamtinės sąlygos, oro sąlygos, po to auginamų augalų rūšys, derlingumas, dirvožemio granulometrinė sudėtis, kraštovaizdžio konfigūracija ir daug kitų dalykų, kurie realiai nuo ūkininko nepriklauso. Ir tada ar tu apmokestinsi, ar neapmokestinsi, degalų sąnaudos nuo to nekinta. Vienintelis elementas, kur leidžia ūkininkui sutaupyti energetiką, laiką ir sąnaudas, tai yra tinkamos technologijos pasirinkimas. Ir šiuo atveju mes ir propaguojam tą technologiją, kuri tikrai leidžia sutaupyti ir energetiką, ir laiką, tai yra tiesioginė sėja arba juostinė sėja. Tik tais, kaip ir minėjo kolegos Egidijus ir Tautvydas, reikia labai pasiruošti, išmokti pamokas, įgyti patirties ir tada jau tikrai pasiseks rezultatas. Kitas dar niuansas, kai mes kalbam apie studijos išvadas, mane labai nustebino, kad pasirodo Lietuvoje jau žemės ūkis yra vienas iš efektyviausių energetinė prasme. Nes jeigu mes lyginam degalų sąnaudas vienam hektarui, Lietuvoje degalų sąnaudos, arba bendrai prasme energijos sąnaudos hektarui yra 5 kartus mažesnis negu Lenkijoje arba Vokietijoje. Ir 2 kartus mažesnis negu pas brolius Latvius. Kita vertus, dar ką pastebėta, jog nepriklausomai nuo kainos degalų sąnaudos nekinta, nors absoliutų skaičiai rodo, jog Lietuvoje degalų sąnaudos žemės ūkio paskirčiai kaip ir didėjo iki tam tikro laipsnio, bet didėjo dėl 2 priežasčių. Vienas dalykas tai yra derliaus didėjimas, kas reikalauja, pavyzdžiui, daugiau degalų nuimant derlių. Ir kitas aspektas tai yra plotas, kuriame mes auginame žemės ūkio kultūras. Tai tiek trumpai, ačiū. Šiaip labai įdomu jūsų klausytis ir laida gavosi gal šiek tiek ilgesnė net negu įprastai, bet aš visiškai nesistebiu, nes ūkininkavimo tema yra labai plati ir mes dar tik tai labai mažą dalelę turbūt sugebėjom šitą laidą užčiuopti, kiek dar, jau pašnekovai linksi, kiek dar mes čia galėtume kalbėti, tai neabejoju, kad ateityje bus dar progų ir kitas temas aptarti, bet šiandien jau norėčiau labai padėkoti jums, kad sutikote pasikalbėti, o klausytojams priminsiu, kad šiandien su manimi kalbėjosi Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio inžinerijos ir saugos katedros vedėjas profesorius Egidijus Šarauskis, taip pat Žemės ūkio ministerijos augalininkystės ir žaliųjų technologijų skyriaus patarėjas Zigmas Medingis, bei Lietuvos neriminės tausojamosios žemdirbystės asociacijos vadovas Tautvydas Beinoras. Tai ačiū Jums labai už pokalbį, ačiū už tai, ką darote, kad nešate tą tvarios, tausojančios žemdirbystės, ūkininkavimo idėjas Lietuvoje ir tikiuosi, kad dar turėsime progų pasikalbėti ateityje. Ačiū ir iki. Ačiū Jums. Ačiū.